Po pirmosios Deviso taurės turnyro dienos kovoje tarp Lietuvos ir Estijos rinktinių lygų 1-1. Pirmoje dvikovoje pirmoji Lietuvos raketė Ričardas Berankis po 3 setų kovos 7-6, 6-2, 6-3 įveikė ATP reitinge nekvalifikuotą Jaką Poldmą ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį rezultatu 1-0. Berankis tik pirmajame sete susidūrė su problemomis. Nuo antrojo seto pradžios susitikimo nugalėtojas abejonių nebekėlė. Šiandien tikrai labai gerai ir pirmą setą gal truputį buvau įsitempęs, ne tiek kiek įsitempęs, kiek nežinau gal ką aikštėje daryti prieš Jaką ir pagrindinis momentas, ką aš padariau gerai šiandien, tai buvo mano padavimas tiek pirmas, tiek antras ir iš set pointų išlindau per 2 eisus, man atrodo. Tai tikrai servas šiandien padėjo, bet visą mačą labai jaučiausi užtikrintas savimi ir svarbiais momentais tiek tai breikė, tiek kituose geimuose padariau tai, ką turėjau padaryti ir pirmas taškas jau yra. Rinktinės kapitonas Remigijus Balžekas taip pat pabrėžė, kad nėra skirtumo, kai pergalė buvo pasiekta. Svarbiausiai, kad ji pasiekta. Labai sunku žaisti su žaidėju, kurio nematęs apie 10 metų, tai ar 5 metus, tai mes net neįsivaizdavom, kaip jisai žaidžia. Jis atskrido tik tai vakar, tai visiškai aišku buvo, kad laimės Ričardas, bet jūs matėt, iš dešinės pusės taip mušt kamuolį nei Rodikas, nei Federeris, niekas taip nemuša tokią jėgą. Kada užmerkė akis ir kali 300 km per valandą ir pataikė, žinai, vis tiek aš jam sakiau, ateis momentas ir jis nepataikys. 3 kart pataikė, 20 nepataikė. Bet svarbu taškas yra čia, kaip žaidžiam, tai nežaidžiam, čia neturi reikšmės, mes turim laimėti ir tiek. Antroje dvikovoje Laurynas Grigelis susitiko su geriausiu Estijos tenisininku Jurgenu Zopu ir pirmajame sete pirmaudamas 5-4 dėl traumos pasitraukė iš kovos. Vos nutraukęs dvikovą Grigelis buvo išvežtas į ligoninę tam, kad būtų ištirtas jo kelis. Rytoj 14 val. Įvyks 3 mačo dvikova, kurioje Lietuvos duetas kovos su Estijos pora. Pagal išankstinį planą Lietuvai turėjo atstovauti Berankis ir Grigelis. Ar pastarasis sugebės atsitiesti iki rytojaus, paaiškės artimiausiu metu. Aurimas Budraitis, Marius Zaremba, Sport 1 žinios +, Talinas.